Ar pritartumėte idėjai uždrausti prekybos centrams dirbti sekmadieniais ir švenčių dienomis? Toks šiandien yra laidos dienos klausimas ir visiškai nebereikalo, dėl to, kad kita tema laidoje ir kalbėsime mes apie siūlymą uždrausti dirbti šventinėmis dienomis ir sekmadieniais mažmeninės prekybos įmonėms. Ir tokį siūlymą vėl registruoja Seimo narys Remigijus Žemaitaitis. Sveiki. Labadiena. Pone Žemaitaiti, prieš pat laidą, prieš kalbėdama su jumis, aš kalbėjau ir su Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vadove Rūta Vainienė. Tai manau, kad jūsų siūlymo idėja visiškai aiški, tai pirmiausia kviečiu paklausyti, kągi ji atsakė, kai paklausiu jos, kaip vertinate tokį vėl grįžtantį siūlymą. Aš tik tai noriu patikslinti, kad pagal tą redakciją, kuri yra dabar užregistruota Seime, tai ponas Seimo narys siūlo uždrausti dirbti absoliučiai visiems prekybininkams. Visiems. Ne prekybos centram, ne kažkokiom dideliems, ne maisto, ne maisto apskritai, bet kokiai įmoniai, kuri užsiima prekybą. Tai reiškia, turime įsivaizduoti, kad sekmadienį ir švenčių dienomis, niekas, nei jokia parduotuvė. Neaišku, kaip būtų sutraktuojamos degalinės, bet pagal tą tokį aptakų gana apibrėžimą visos prekybos vietos turi būti uždarytos visus sekmadienius ir visas šventinės dienas. Tai iš tikrųjų tada klausimas kyla, kuriuo kampu bežiūrėsi, tuo kampu ir kyla. Visų pirma, tai aišku, prekybininkai dirba ne dėl savęs, jie dirba dėl vartotojų, dėl klientų, kuriems yra patogu apsipirkti tam tikrom dienom, tam tikrom valandom ir ne veltui tie savaitgaliai yra tokie apsipirkimo savaitgaliai, nes darbo dienomis, darbo metu žmonės eina į darbą ir patogu jiems yra apsipirkti savaitgaliais ir sekmadienis yra viena iš tų apsipirkimo dienų. Tai mes tokią susiaurindami, sutrumpindami tą prekybos laiką visų prekybininkų žmonės versim elgtis taip, kaip jiems pirkėjams, taip, kaip jiems nėra patogu. Ir jeigu dabar Seimo narys argumentuoja pandeminę situaciją, tai pasiūlymas yra, sakyčiau, netgi antiepidemiologinis, nes suspausti tą patį pirkėjų kiekį į mažesnį dienų skaičių, tai reiškia padidinti jų srautą. Ir tai yra visiškai priešinga, negu kad reikia daryti, kad tą srautą išskaidytume ir sumažintume tą riziką. Pone Žemaitaiti, mes girdėjom Rūtos Vainienės atsakymą į tai, kaip jie vertina tokį siūlymą. Iš tikrųjų, ar ne per daug užsimojote uždrausti dirbti visiems, ne tik didiesiams prekybos centrams, bet ir net elementariai degalinėms ir net mažoms parduotuvėlėms, krautuvėlėms, visiems, kas užsiima mažmeninę prekybą? Pone Žemaitaiti. Tai šiek tiek įstatymų projekto mintis yra netokia. Esmė yra kalba apie didžiosius prekybos centrus, kur vyriausybė būtų įgaliota parengti tvarką, kaip turi dirbti ir kokio dydžio tai turi dirbti, taip kaip yra Lenkijai. Aš pilnai suprantu Rūtą, nes jeigu aš dirbčiau ten, kur dirba jinai, tai tikrai aš taip ginčiau ir atstovaučiau, nes antrą dieną, ko gero, tektų man visus daiktus susirinkti ir čia aš laukiu iš to darbo, kur jinai dirba. Tai vienas dalykas. Antras yra dalykas, kažkodėl tai Lenkijai ir kitos ES šalyse veikia šitą nuostatą ir problemų niekas nekelia. Dabar kalbama, kad žmonės savaitgaliai skiria apsipirkti ir tai yra tikslas vartotojų. Tai aš šiek tiek paprieštarausiu, siūlyčiau tiek Vainienei, tiek kitiems pateikti informaciją, kiek darbuotojas vidutiniškai uždirbo jų prekybos centruose, atmetant skyriaus vedėją, atmetant parduotuvės vedėjo, bet tie darbuotojai, kurie būtent konkrečiai susijęs su vartotojais. Tai yra kasininkai, salės darbuotojai, valytojai ir aptarnaujantis personalas. Tai mes pažiūrėsime, kad didžioji dalis dirba žmonių slenkančių grafikų ir būtent ten 2-3 dienos dirba, vėl išeiginės, vėl 2-3 dienos dirba, todėl atlyginimai yra pakankamai žemi šitų žmonių, nes apsimoka samdytis pigią darbo jėgą arba iš užimtumo tarnybos, taip nemoka didesnių atlyginimų. Ir tai iš tiesų jau atsispindi jų ir ataskaitose, ir statistikose. Trečias yra dalykas, kada kalba dabar dėl pandemijos, tai aš siūlyčiau žurnalistam ir pačiai Rūtai, kadangi viena iš tų aktyvesnių buvusių politikių, nuvažiuoti prie didžiųjų prekybos centrų pandemijos metu pasižiūrėti, kas vyksta sekmadieniais arba bent jau savaitgaliais pasižiūrėti. Tai jokių reikalavimų, ko gero, vargu bau ar kas nors laikosi, žmonės yra neskaičiuojami, žmonės įleidžiami be jokios kontrolės.
Tai jeigu mes norime šiandien pasakyti, kad mes norime atsakingo verslo, mes norime, kad darbuotojai uždirbtų ir gautų pakankamai gerą atlyginimą, jeigu mes norim pasakyti, kad sekmadienį vartotojas irgi turi teisę ir pailsėti galų gale ir su šeima pabendrauti, tai nėra vien, kad nueini apsiperki į prekybos centrą didį, tas turėtų būti. Ir kitas tai būtų vyriausybės uždavinys suformuoti, kokie prekybiniai taškai galėtų dirbti. Aš įsivaizduoju, kaip yra tas vadinimas. Taip, ponia Žemaitaitė, viena yra iš tikrųjų tie sekmadieniai ir šventės, kuriuos galėtume praleisti su šeima, o ne eiti į darbą. Visai kas kita yra tai, kad tie verslai, kurie dirba, jie moka mokesčius valstybei. Ir jeigu tie verslai nedirbtų savaitgaliais, tų mokesčius būtų sumokama mažiau. Ar tai nebūtų per didelis skirtis valstybės kišenė? Daugiau? Ne, tai jų kaip tik čia yra vienas argumentas, kad jie nebūtų sumokami. Mano buvo pirminis pasiūlymas praėjusią kadenciją, ko vyriausybė kito net nešė išvados, tai aš siūliau metus riboti vieną paskutinį sekmadienį nedarbą. Tada mes pažiūrėtumėm ir būtų argumentai, kiek prarastų pajamų. Jeigu prisimenas buvo dėl alkoholio, buvo irgi lygiai taip pat pasakyta, kad atimkime iš degalinėse, jeigu išimsime prekybą alkoholiu, kiek neteksim pajamų. Kažkodėl tai mažiau pajamų tikrai negavom, degalinės kaip dirba, taip jie susidirba. Lygiai taip pat buvo siūlymas degalinėse drausti prekiauti tam tikrais medikamentais, priemonėmis ir panašiai. Kažkodėl tai kas irgi vėlgi nepasikeitė, ne? Tai nebandykim čia badyti baudą, aš siūliau prieš tai metus padaryti eksperimentą ir pamatytumėm, kiek yra. Nes žmogus, ar jisai penktadienį, ar šeštadienį, ar ketvirtadienį, jis bet kokiu atveju ateis ir nusipirks kaip pavyzdys kilogramą mėsos. Pone Žemaitaitė, dar aš ponios Vainienės taip pat paklausiu iš tikrųjų, kaip patys darbuotojai reaguotų. Tai paklausykim dar vieno jos atsakymo, ką ji kalba apie darbuotojus. Kalbant apie darbuotojus, nors šiaip kaip praktiškai, taip, kai vykdomos apklausos ir klausiama darbuotojų, ar jūs norėtumėt nedirbti švenčių dienom, ar ten savaitgaliais, sekmadieniais, tai teorinis atsakymas, toksai nesusietas su realybė, dažniausiai būna taip norėčiau. Bet kai prieina reikalas prie praktinių, kai žmonėms dažnai yra patogu dirbti, kai kuriems žmonėms ar jaunimui, kurie mokosi, pavyzdžiui, nes prekyboje yra daug tokių žmonių, kurie prisiduria uždirbdami prie kažkokių kitų veiklų. Tai jaunimui arba tam tikros aplinkybės šeimoje, kuomet jie darbo metu turi darbo dienomis prižiūrėti, ar artimuosius, kai kiti dirba ir negali dirbti kitaip. Tai daliai prekybininkų iš tikrųjų yra patogu dirbti savaitgaliais, sekmadieniais, juolab, kad už tas dienas, už savaitgalius, nedarbo dienas ir už šventinės dienas yra mokamas priedas, tai yra mokamas didesnis atlyginimas. Tai iš tikrųjų šitų pasiūlymų nebūtų patenkinti ir prekybininkai, tie darbuotojai, bet įsivaizduokit dar ir kaip pasikeistų to poreikis darbuotojų. Juk jeigu išimam 1/7 prekybos, ar ne, tai matomai 1/7 darbuotojų ir nebereikėtų, ir jeigu visą tai pridėtume o prekyboje daug žmonių dirba, pridėtume prie dabartinio nedarbo, tai aš nežinau, kaip atrodytų ta situacija darbo rinkoje ir turėkime omeny, kad tiem žmonėm tada reikėtų mokėti ir pašalpas. Pone Žemaitaitė, ką Jūs manote apie būtent paskutinius argumentus? Iš tikrųjų, galbūt nereikėtų tiek darbuotojų? Aš pamėginsiu perfrazuoti. Čia lygiai taip pat kaip narkotikų dileris klausia narkotikų vartotojo, ar Jūs už tai, kad Jums nebūtų mokami, duodami narkotikai? Sakytų, ne. Tai tokia atveju, tai čia toks klausimas, kada pati įstaiga savo įstaigos darbuotojų klausia, vienas dalykas tai netiška, kitas dalykas sunku logiškai net paaiškinti. Dabar kitas yra dalykas, sako darbuotojai. Priešingai, ką parodė ir alkoholio draudimai ir visi kiti darbuotojų niekas nesumažėjo, tiesiog žmonių apsipirkimo srautas, jisai, tarkime, padažnė. Ir jeigu dabar mes ateiname į prekybos centrą ir matome, kad kasoje dirba 5 darbuotojai, o kasų yra 20. Nors žmonių stovi dar 30 eilėje. Tai kodėl tada nesudažnius tą darbą? Ir antras dalykas, toks juokingas dalykas, paneigsim ponios Vainienės pasakymą. Jeigu jau jie tokie jau socialiai atsakingi darbuotojų labui, tai kodėl visi jos vadovaujami prekybos centrai įrenginėja automatinės kasas? Tai jie masiškai atleidinėja darbuotojus, taip bandydami optimizuoti ir taip mažindami išlaidas. Tai jeigu jau jie tokie socialiai atsakingi, myli savo darbuotojus, tai priimtų sprendimą, pavyzdžiui, prekybos centrai Lietuvos. Mes neplanuojam automatizuotų kasų įsteigti, nes mes norim išlaikyti darbo vietas. Jūs pasižiūrėkite, kas darosi didžiuosiuose miestuose,
kiek automatizuotų kasų yra. Pone Žemaitaiti, dar... Šiandieną masiškai naikinamos darbo vietos, naikinamas fizinis darbo vietų naikinimas ir būtent atsirado automatizacija. Pone Žemaitaiti, jūs ir pokalbio pradžioj pasakėt, kad jūs kalbate apie prekybos centrus didžiuosius. Pone Vainienė sako, kad ji toje įstatymo pataisoje mato, kad būtų uždrausta visiems, kas užsiima mažmeninė prekyba. Tai ar ten kažkoks nesusipratimas yra įvykęs, ar kažkokia sakinio trūksta? Tai nesusipratimas todėl, kad tai yra darbo kodekso, sakinio tu negali to įdėti. Tai yra eina vyriausybė ir vyriausybė įgaliota parengti tvarką, kaip turėtų būti. Čia kaip ir buvo užstato sistemoje, toje vietoje pakuotės, tik užstato sistemoje matėm, kad bus chaosas, mes įdėjome į įstatymą, kokį dydžio parduotuvės turi turėti automatinius surinkimus, kurios neturi turėti sudėti automatinius surinkėjus. Tai mes turime žiūrėti, šitas projektas po pateikimo turėtų keliauti į vyriausybę ir vyriausybė turėtų pateikti, kad vadinamos mažosios parduotuvėlės, netinklinės parduotuvėlės, kaip grocery shop, kaip pavyzdys, tokias degalinės, tarkim, nustatyti kvadratūrą, kad iki, tarkim, 200 kvadratinių metrų parduotuvė gali dirbti, ar ten būtiniausio maisto produktų, ne kokių tai statybinių, ar dar kažkokių tai. Tai jau tai vietoje vyriausybė turėtų pasiūlyti rekomendacijų. Tai yra darbo kodekso pakeitimas, o jau įgyvendinimas jau būtų į vyriausybei. Ačiū, kad prisijungėte. Iš tikrųjų, pažiūrėsim, ar pavyks šį kartą pritarti tokiam pasiūlymui. Apie siūlymą uždrausti dirbti didiesiems prekybos centrams sekmadieniais ir švenčių dienomis mes kalbėjome su siūlymą pateikusiu Seimo nariu Remigijumi Žemaitaičiu ir taip pat Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vadove Rūta Vainienė.